Europos socialinio fondo agentūrai jau 10 metų. Kas mes esame? Europos socialinio fondo agentūra yra viešoji įstaiga. Jį 2002 m. rugpjūčio mėnesį įsteigė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo bei Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos. Agentūros misija yra tenkinti viešuosius interesus, užtikrinant racionalų Lietuvos ir ES lėšų panaudojimą žmogiškų išteklių plėtros projektuose ir programuose. Tikime tuo, ką darome. Stengiamės daryti geriausia, ką galime. Didžiuojamės savo organizaciją. Siekiame bendro tikslo, kurį užtikriname padėdami vienas kitam, geranoriškai ir laiku keisdamiesi informaciją tarpusavyje ir su partneriais. Kiekvienas žmogus mums yra svarbus. Vertinam jo nuomonę. Vertiname kompetenciją, esame darbštūs, lankstus, orientuoti į tikslą, atsakingai dirbame ir pasiekiame kokybiškų rezultatų. Mes nuolat mokomės, esame atviri naujovėms, jas taikome savo darbe. Džiaugiuosi ir didžiuojuosi, kad jau 10 metų dirbame Lietuvos žmogui. Įgyvendiname projektus, kurie šimtams tūkstančių Lietuvos gyventojų atveria galimybės mokytis ir dirbti. Svarbu įvertinti ne tik per šį laikotarpį pasiektus rezultatus, bet ir žmonės, be kurių šių pasiekimų nebūtų. Projektų vykdytojus, partnerius, bendraminčius, o svarbiausia – agentūros darbuotojus. Per 10 metų pavyko suburti tarp šių ir organizacijos idėjomis tikinčių žmonių komandą. Šiuo metu agentūroje dirba daugiau negu 250 žmonių. Kiekvieno mes iš jų pasitikime ir nuoširdžiai vertiname. Tik jų dėka šiandieną mes esame nuolatos besimokanti, tobulėjanti ir puikiai vertinama organizacija. Pristatome keletą iš tūkstančių įvykdytų projektų. Trakų neįgaliųjų užimtumo centras, turėdamas 10 metų teorinės, nes yra parengtos specialinės metodikos ir praktinės veiklos su neįgaliaisiais patirtį, norintiems dirbti žmonėms su negale, profesionaliai gali užtikrinti kompleksinį socialinių profesinės reabilitacijos paslaugų teikimą. Sudaryti sąlygas neįgaliesiems socializuotis, mokytis šiame centre ir integruotis į darbo rinką ir tuo pačiu įveikti socialinę atskirtį. Šiame centre galima įsigyti specialybės, pagal tas specialybės suteikiami kvalifikaciniai pažymėjimai, kurie yra įteisinti Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos ir darbdaviai žmonės su pažymėjimais noriai priima. Tuo pačiu metu žmonės su negale atlieka praktiką įstaigose, tada darbdaviai pamato, kad iš tikrųjų žmonės su negale gali dirbti ir sugeba dirbti ir kai jie turi pažymėjimus, tada lengvai jie gali susirasti darbą. Lietuva Europos Sąjungos narė yra jau 8 metai ir galima sakyti, kol kas dar neišnaudojam visų narystės teikiamų privalumų. Viena iš priežasčių yra, žinoma, nepakankamai išvystyti gebėjimai tiek derinti pozicijas, tiek ir supratimas, kaip veikia pačios ES institucijos. Kuomet atlikus detalę analizę buvo pastebėta, kad valstybės tarnautojams įstojus į ES trūksta esminių kompetencijų. Tai yra dėrybinių įgūdžių, supratimų, kaip veikia ES, kaip reikia atlikti įvairias specifinės funkcijas susijusias su teisės aktų projektų rengimu, išmanimu, kaip veikia įvairios ES sprendimų priėmimo procedūros. Išgirsti, kaip visos šios žinybos gali bendradarbiauti ir reikia dirbti ES struktūrose, man asmeniškai buvo labai naudinga. Mes įgijome ne tik jų teorinės žinias, bet ir praktinės, taip pat jų kontaktus. Mes turėjome galimybę patobulinti savo žinias ES institucinės struktūros ir teisės srityje, taip pat komunikacijos srityse. Despite the level of ambassadors being extremely high, I believe the course was extremely productive and essential for them to develop their English and to perfect
academic vocabulary. Na, iš tikrųjų, šio projekto rėmuose numatyta apmokyti apie 1500 dalyvių. Na ir Liepos mėnesio duomenimis mokymuose jau sudalyvavo apie 1400. Rengiant konkursą išaiškėjo tokie dalykai, kad vaikams, kiek vaikams, tiek ir jų vadovams, trūksta profesionalių mokslininkų pagalbos, trūksta laboratorijų, kuriuose jos galėtų daryti savo tyrimus ir stebėjimus. Ir šis projektas ir buvo sumanytas, kad užpildyti nišą ir tiesiog pagelbėti vaikams ir jų vadovams, sudaryti galimybę, kad jie nuolat turėtų kažkokią tai bazę ir vietą, kur jie galėtų gilinti savo žinias, gauti mokslininkų konsultacijas ir vykdyti savo tyrimus. Projektų dalyviai daugiausia kaimo gyventojai bei pagyvenę žmonės. Dauguma kaimų yra gerokai nutolę nuo rajono centrų ir netgi turėjom tokią įdomią situaciją, kai viename kaime rinkdavosi į kursus pagyvenusios moterys, kurios negalėdavo atsitraukti nuo ūkio ir atsivesdavo prie mokymų patalpų, kurios buvo ūkininko sodyboje karvės. Jas ten atsivesdavo ir per pertrauką, kada būdavo kavos pertrauka, negerdavo kavos, bet eidavo pamelžti karvių ir toliau klausydavo kursų. Ir jos buvo tikrai labai patenkintos, kad nors ir negalėdavo išeiti iš namų ilgiau, bet turėdavo galimybę išmokti kompiuterinio raštingumo ir paskui panaudoti tai savo asmeniniam gyvenime ir kartais ir darbe. Šiuo metu šiame projekte jau esame apmokę virš 1000 žmonių. Projektas Lyderių laikas yra vienas iš nacionalinių projektų, kad tai yra bendrojo lavinimo projektas ir kad jį inicijavo Švietimo ir mokslo ministerija, strateginių programų biuro darbuotojai, kartu su Švietimo aprūpinimo centru, o mes esam pavaldi institucija ir kartu subūrė labai didžiulį būrį iš visos Lietuvos ir nacionalinio lygmens atstovų, ir savivaldybių, ir mokyklų. Sukūrėm šitą projektą, kurio dabar įgyvendinam antrąjį etapą. Pagrindinis mūsų tikslas, tas, kuris yra parašytas projekto visose dokumentuose, tai yra sukurti mokymosi ir darbo paramos sistemą, esančiai ir ateities švietimo vadybiniai grandžiai, karjeros siekimo švietime galimybę. Kokybiškų projektų naudą turi pajusti ir Lietuvos žmonės, nes Lietuvos žmonės yra pagrindiniai viešųjų paslaugų ir viešosios infrastruktūros naudotojai. Taigi visi partnerystės projektai, ar tai būtų viešojo transporto, ar mokyklų, ar darželių, ar parkavimo aikštelių, ligoninių, tai visa tai bus kuriama tam, kad Lietuvos žmonės gautų geresnės viešasias paslaugas ir turėtų tinkamą viešąją infrastruktūrą. Aišku, įgyvendinant šitą projektą mes labai džiaugiamės, kad bendradarbiaujame su ESFOS darbuotojais, tikrai aukštos kvalifikacijos darbuotojais, kurie labai geranoriškai mums padeda gelbėdami, randant sprendimus, nes per 2 metus tikrai jau teko ir tobulinti projekto veiklas ir finansavimo sutartį. Džiaugiamės, kad jie padeda mums visais klausimais ir tikimės, kad iš tikrųjų iki pat sutarties pabaigos mes savo gebėjimų jie šitų nepraras. Vieša ir privati partnerystė nėra naujiena Lietuvoje, juk mes turime koncesijos įstatymą jau nuo 1996 metų, o pirmoji sutartis partnerystė sudaryta po nepriklausomybės atkūrimo, tai yra sutartis dėl koncesijos, dėl Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo. Šiandieną mes turime jau kokybiškai visai kitokį požiūrį, tiek teisinio reglamentavimo atžvilgiu, tiek ir viešo partnerio pasirengimui. Šiandieną mes jau mokam ir skaičiuoti, ir įvertinti projekto būtinumą, projekto trūkumus ir teigiamas savybes. Vykdydami tiesioginės projekto veiklas, mes įgijome visuomenės pasitikėjimą ir į mus kreipėsi ne tik sužinoti metodinės informacijos, bet ir paklausti mūsų nuomonės. Per visą skyriaus veiklą suteikėme daugiau nei 100 konsultacijų viešojo sektoriaus atstovams,
kurias teikiame tiek raštu, tiek susitikimo metu žodžiu. Projektas yra tikrai netipinis. Pirmiausiai, tai yra lygiagretus ir mokymasis, ir kompetencijų, tikslinių grupių kompetencijų formavimas. Tai yra nuolatinis procesas. Projekto pati konstrukcija yra nestandartinė ir mes iš tiesų labai dėkingi Europos socialinio fondo agentūrai, kad sugebėjo pritaikyti nestandartinį požiūrį į mūsų projektą ir tikrai sugeba matyti galutinį tikslą ir sugebame kartu siekti to tikslo, būtent sėkmingo projekto įgyvendinimo. Jūs matėte tik keletą pristatytų projektų, kuriuos kruopščiai ir atsakingai padėjo gyvendinti Europos socialinio fondo agentūros darbuotojai. Sveikinu visus Europos socialinio fondo agentūros darbuotojus, mūsų partnerius, bendraminčius, su gražia švente 10-osiamis agentūros veiklos metinėmis. Sėkmingo ir kupino atradimo ateinančio veiklos 10-mečio mums visiems. Sėkmės. Filmas yra finansuojamas iš 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos techninės pagalbos lėšų.